Sveiki, podcastas Dialogas čia, eterė ir čia kaip visuomet kalbasi du psichologai - Vitalijus ir Gediminas. Sveiki visi. Tai šiandien turim 82 mūsų epizodą ir sveikinuosi su visais nenaudėliais būrais, tingiais ir spragilų užpakalius krapštančiais. Tai jeigu supratot, kalbėsim apie tinginystę šiandieną, bet nebūkite tingus ir jeigu norite, galite paremti mūsų podcastą Contribui platformoje ir mes dėkojame, jeigu jūs prisidedat prie podcasto gyvavimo ir ten mes turime kasmėnesinius klausimų atsakymų epizodus ir dar prasidėjo tokia rubrika Psichologijos klasikai, kuri yra netgi 3 epizodai apie Freudą, Adlerį, Jungą ir bus dar kai kas ir toliau. Pamatysit ir išgirsit. Tai kaip supratot iš mano įvado, tiksliau iš pasisveikinimo, ne įvado, kad truputį pasirėmiau motyvais iš Kristijono Donelaičio metų, kur tinginystė nebejotinai yra viena iš temų. Ir apskritai tinginystė tai toks žodis, kurį mes kasdienybėje daugiau ar mažiau naudojam visi, apibūdinti save, kartais kitus, aiškinti elgesio priežastis, o kartais tiesiog išreikšti būseną arba nuostatą, kad, tingiu. Ir tinginystė tai toks fenomenas, kurio patyrimo reikšmės tikriausiai neįmanoma reflektuoti be kultūros, literatūros, folkloro, religijos, nes pirmiausia iš ten ateina mūsų kasdienybėje vartojamos tinginystės reikšmės ir prasmės. Iš folkloro ir literatūros apie tinginystę galime susidaryti įspūdį, kad tai yra nuodėmė, neganda, prakeiksmas ar tiesiog netikusi savybė arba yda, kas neypatingai atskleidžia tinginystės esmę ir ją pateikia labiau vienpusiškai. Įdomu, kad Amerikos psichologų asociacijos žodyne, kuriame yra tikriausiai visi manomi terminai susiję su psichologija ir, bent jau aš ten esu nuolatinis lankytojas tame žodyne, ypač kai ruošiuosi podcastams, susitikrinti, kaip kas yra apibrėžiama, ir ten tinginystės nėra. Ir galėtume svarstyti, kad tai nėra galbūt psichologijos tyrimo objektas ir tai būtų turbūt, priežodžių ir patarlių objektas. Vis dėlto psichologai irgi kalba apie tinginystę ir ją tyrinėja. Tiesa, tų tyrimų nėra labai daug ir tyrinėja ją labiau, turbūt pasakytume, niuansuotai ir mažiau didaktiškai nei pasakose ar priežodžiuose. Ir tyrinėdami tinginystę, psichologai dažniau bando suprasti, kokios dar reikšmės ir prasmės slypi už šio žodžio. Taigi, psichologijos poziciją tinginystės klausimų galėtume apibūdinti kaip tam tikrą siekį žvelgti už pirminės su kultūra ir folkloru siejamos žodžio prasmės. Tad kas yra ta tinginystė? Gyvenimo būdas, ligos simptomas, emocija, asmenybės bruožas, nuostata. Ar jūs esate tinginys ir kokios dar patirtis stovi už šio žodžio, tai sužinosit šiame epizode. Čia net reklaminio interpo dabar trūksta, kai taip užėjai. Ok, tai pradėjai nuo kasdienybės, tai ir papildysiu aš tave šitoj vietoj. Man tada norėtųsi gal taip pamėginti ir pareflektuoti. Taip, šio epizodo mūsų tema tai yra sąvoko žodis iškylantis iš kasdienybės ir pareflektuoti, kaip mes kasdienybėj gal kokiose situacijose ir kokiame prasme vartojame tą. Tai gal taip norisi sutikti ir pratesti, ką tu pasakei, kad mes visi esame savo kasdienybėje tokie, mėgėjai liaudies psichologai. Tai yra visi mes kažkokius konstruojam savo galvoje arba pokalbiuose pasakojimus apie tai, kodėl vienas ar kitas žmogus pasielgia vienaip ar kitaip, kas lėmė tą elgesį, kokios aplinkybės, susikuriam kažkokį vaizdinį arba ten randam žodžius apibūdinti kito žmogaus charakteriui, savybėms, bruožams ir taip toliau ir panašiai. Ir čia psichologija neretai parodo, kad mes kasdienybėje savo nesam labai suinteresuoti tokiu niuansuotų ar tiesos kažkokiu pažinimu, kad mes labiau vis dėlto suinteresuoti, pasitvirtinti ir, tokius jau iš anksto ir taip turimus įsitikinimus ir užpildyti spragas savo pačių pasakojime tam, kad tame pasakojime nebūtų kažkokių skylių nereikalingų.
Ir tinginystė kaip sąvoka yra dažnai sutinkama tokia detalė kasdienybės psichologijos dėlioniai, kuri vieną iš tų skilių užpildo. Tokia specifinė vieta, kai kartais yra kažkokia, nežinau, trūkstama grandis, tam, kad galėtume kažkokį mes pasakojimą išlaikyti nuoseklų, tai yra apie kitą žmogų, kažkaip paaiškinti jo elgesį ir panašiai. Ir tinginystė dažniausiai kasdienybėje sutinkama, kai vartojama šitą sąvoką, nurodant, kad kitas žmogus yra tingus, tokiose situacijose, kai kitas žmogus neatitinka mano turimų lūkesčių tam žmogui, kurie mano manimu, ir tai yra, kitaip tariant, neatitinka mano turimų lūkesčių ir dėl kažkokių priežasčių, kurios mano įsivaizdavimu yra susijusios su kito žmogaus pastangomis. Kitaip tariant, aš sakydamas, kad žmogus štai elgiasi taip arba taip, nežinau, ten vėluoja ateiti į darbą, ar ten, nežinau, vėluoja priduoti ten referatą kokį nors studijos, arba nesitvarko namuose, tai aš iš visų kitų veiksnių jų neieškau ir priskiriu tai pastangų veiksnių. Tai sakau, kad tas žmogus maždaug mažai stengiasi, a.k.a. kitaip tariant, jisai yra tingus, tingi. Nežinau, pavyzdžiui, jaunimas tingi dirbti ten, mokiniai išlepinti tingi mokytis ten, mano partneris ar partnerė tingi ten, nežinau, namus tvarkytis, bedarbiai pašalpiniai tingi dirbti ir panašiai. Tai mes, kai tą vartojam, tai mes turim įsivaizdavimą visą laiką, lūkestį, kaip žmogus turėtų elgtis ir kaip jis turėtų būti. Ir jeigu tas įsivaizdavimas netitinko kito žmogaus, mes tai sakom, kad štai priežastis yra to žmogaus pastangų nedėjimas. Jeigu galėtų, tai norėtų. Ir čia tokiu būdu veikia tinginystės sąvoka. Ir čia svarbiausias momentas, tiltą tiesiant į psichologiją, kad tokiu būdu mes ignoruojam visus įmanomus kitus veiksnius, kurie galimai daro įtaką to žmogaus elgesiui, tam tingiam jaunimui, tam tingiam partneriui, nežinau, arba tam bedarbiui, kuris gyvena iš pašalpos. Galimai tam elgesiui gali būti paaiškinimas per dar 2, 3, 5 ar 10 skirtingų priežasčių, kurios irgi daro įtaką tokiam matomam elgesiui, bet kai mes sakom, kad tingi, tai turime omeny tik vieną ir tokiu būdu susiauriname. Ir ta tinginystė kažkaip yra išskirtinai toksai, neigiamas epitetas ir tikrai daug dažniau turi neigiamą konotaciją. Aš nežinau, turbūt pašnekėsim apie pozityves tinginystės kažkokias apraiškas, bet tai, ką visuomenė, kultūra ir kažkokios normos mūsų esančios diktuoja, tai kad tai yra kažkas, pabrėžtinai blogo. Ir dėl to psichologai ir neretai kalbėdami apie tinginystę labiau pabrėžia tai, kad vertinimas ko nors kaip tingaus labiau ir atspindi tas irgi kultūrinės, socialinės normas, nei tą objektyvę realybę. Tai individualiu atveju tai būtų galbūt kažkokios asmeninės priežastys žmogaus kažko nesirinkti daryti arba būti pasyviam, jeigu imsim apie grupę ar apie visuomenę, ar apie kultūrą, ar apie šalį kažkokią, tai irgi atspindės tokias labiau normas negu tą realybę. Tai yra, nebus užduodamas toksai klausimas, o ką čia dar reiškia. Tai galima sakyti, čia toks, kažkuria prasme irgi mąstymo šališkumas, jeigu taip galima būtų apibendrinti, kad kaip Kanemanas ir Tverskis knygoje Greitas ir lėtas mąstymas aprašo, kaip mūsų smegenys dirba ir kad mes kartais linkę stereotipiškai mąstyti, nes taip taupom laiką ir energiją, tai pavadinimas kažko tingaus, tai irgi kažkuria prasme yra tam tikros etiketės ar stereotipo užklijavimas, kuris gali būti labai žalingas, ypatingai tokiose srityse kaip švietimas ir darbo paieškos. Nes net ir sociologai ir psichologai kalba, kad jeigu mes aiškinam bedarbystę tik per tingumą arba tik per individualų žmogaus kažkokį darimą ar nedarimą, tai mes tada nepažiūrim, o kokios gali būti platesnės struktūrinės priežastys, visuomeninės kažkokios priežastys, taip kaip veikia darbo rinka ir viską visada suvedam tik individą, bet kas nėra netikėto, nes tai mūsų toj individualistiniai vakarietiškai visuomenė yra labai būdinga viską suvesti į individo pastangas ir tokiu būdu susikurti tam tikrą iliuziją, kad visada viskas priklauso tik nuo mūsų ir nėra jokių išorinių jėgų ar socialinių kažkokių faktorių, kurie veikia mus.
grįžtant prie to, nuo ko pradėjai apie mąstymo šališkumus ir euristikas, tai galima būtų čia tai pratesti ir išvesti tokį kalambūrą, kad kai mes sakom, kad kitas tingi ir dėl to yra toks ir toks arba tokia ir tokia, veikiausiai tai daugiau atspindi ne to žmogaus tingumą, bet mūsų pačių mąstymo tingumą. Tai yra, kad mes pasiremiam greičiausią prieinamą išvadą, interpretaciją, nedėdami sąmoningos pastangos, kažkaip niuansuotai arba detaliai suprasti tą situaciją. Neretai tuo ir skiriasi, nežinau, artimųjų reakcija ir psichologo reakcija į, pavyzdžiui, žmogų sergantį depresiją. Neretai artimieji sako, ten tingi dirbti, tingi iš lovos pasikelt. O pasirodo, kad, pavyzdžiui, žmogus yra prislėgtas, serga depresija, neranda motyvacijos, išgyvena apatiją ir panašius dalykus. Čia vienas, sakykime, iš pavyzdžių. Bet man dar norisi pridėti porą momentų prie to, to šališko, tingaus mąstymo kasdienio, kad tai yra viena iš, sakykime, psichologinių būdų pamatytų viena iš galimų tinginystės apraiškų. Tai yra, kad mes netgi, čia tyrimas skaičiau irgi apie tas euristikas ir apie tingumą, kad kitą žmogų kaip tingų mes vertinam dažnai per tokį panašumą į įsivaizduojamą galvoje tipą. Tai yra, kad, kai mes augam vaikystėje, paauglystėje, girdim aplinkui sakant, tas žmogus tinginys. Ir tokiu būdu ilgainiui mūsų galvoje susiformuoja paveikslas kažkoks, sunkiai apčiuopiamas, koks yra to tingaus žmogaus paveikslas. Ir tada tai veikia kaip toks, kaip špargalkė kažkuria prasme mąstymo, kai mes panašų žmogų į tą įsivaizduojamą paveikslą pamatom, sakom, jis yra tingus. Ir čia yra irgi vienas iš tokių, sakykime, tingaus mąstymo arba to greitojo mąstymo, Kanemanas, ką sakytų, padarinių, pasiekmių. Arba kita vertus, tai yra remimasis tokių mąstymo šališkumų kaip greičiausiai prieinamos informacijos, kad mes daugiau nieko neturim informacijos apie tą žmogų, matom tik tai, kad tas žmogus, pavyzdžiui, yra ilgalaikis bedarbis ir mes tada sakom, kad jis turbūt tingi dirbti, o ne kažkokios ten kitos yra problemos. Kodėl svarbu apie tai kalbėti? Nes ir noriu vienu tyrimu pasidalinti, kuris rodo, kad iš tiesų svarbu, ar mes kitą žmogų vertinam kaip tingų ar ne. Tai tyrimas tyrė mokytojų požiūrį į mokinius klasėje, kurių pasiekimai, taip sakant, prašiau jiems sekasi akademiniuose pasiekimuose. Ir įdomus momentas, kad mokytojai, kurie žemus mokinių pasiekimus sieja su kažkokiais kitais kriterijais, o ne su tinginystė, ir juos pamato, pastebim arba bent jau įtaria, kad, pavyzdžiui, nežinau, mokinys turi ten intelekto kažkokių sunkumų arba gyvena kažkokioje smurtinėje aplinkoje arba žemo socioekonominio statuso šeimoje, tai tie mokytojai labiau simpatizuoja tiems mokiniams ir labiau jiems padeda. Jeigu mokytojai nemato tų papildomų detalių ir iššoka į tą greitą tingų mąstymą ir sako, vaikas prastai mokosi dėl to, kad jis tingi mokytis, tai tada ir mokytojų elgesys su tais vaikais yra mažiau motyvuojantis tuos vaikus, mažiau simpatizuojama tiems vaikams ir dažniausiai jiems priklijuojama etiketė, kad jie yra kažkokie probleminiai vaikai, tie neklaužadus ir panašiai. Taip kad čia tik vienas pavyzdys, kaip iš tiesų turi nemažai tokios netgi ir egzistencinės svarbos klausimas, ar mes kitą žmogų vertiname kaip tingų, ar vis dėlto ieškome kitų veiksnių. Ir tu paminėjai prieš tai dar tą špargalkę, kaip mes matydami ir patirdami visokius vertinimus kažko kaip tingaus irgi formuojam tą vaizdinį. Tai man atrodo, kad čia labai daug reikšmės ir turi tas folkloras, nes juk patarlės, priežodžius mes girdime per senelius, tėvus nuolatos ir literatūrai su tuo susiduriam, ne šiaip su aš tos Donelaičio metus paminėjau, nes tenais jau pirmajam grožinės literatūros kūriniai lietuviškam yra tokia labai aiški skirtis tarp tų dorųjų, vėžlibųjų būrų ir nedorųjų, ir tuos nedoruosius apibrėžia būtent tai, kad jie yra mažiau darbštus, apsileidę ir tingus. Ir greta to aš visiškai netikėtai atradau tokį įdomų magistro darbą vienos studentės Gintarės Mikėnaitės. Tai nežinau, jeigu Gintarė yra mūsų klausytoja, tai linkėjimai, pasiremsiu truputį jos magistro darbų, kuriame jinai tyrinėjo priežodžius ir patarles.
lietuvių ir rusų kalbose ir tenais jinai tyrinėjo darbo konceptą ir vienas atskiras skyrelis buvo būtent apie darbą ir tinginystę. Ir kad jau tose visose priežodžiuose apie tinginystę ir darbą vat, ir pasimato ta priešprieša, kad tinginystė yra kažkas priešingo darbui, kažkas priešingo pastangai. Ir tai irgi yra svarbu tą pamatyti, nes priežodžiai ir patarlės tai juk ir buvo ta buitinė psichologija, kuria pasižymėjo žmonės ir jie taip vertino. Ir juose atsispindi kažkokie žmonių bruožai, pasaulėvaizdis ir vertybės. Ir iš to galima susidaryti tą tokį įspūdį, kad darbas buvo aukštinamas, o tinginystė buvo nevertinama. Ir tada bet kas yra tingus, gaudavo tą etiketę. Ir žiūrint dar iš giliau, tai autoriai apskritai svarsto, kad tinginystė kaip nuodėmė ir krikščionybėje, tai yra viena iš tokių nuodėmių, buvo, jie laikyti nuodėmė buvo naudinga dėl to, kad tuo metu žmonėm iš tikrųjų labai reikėjo stipriai dirbti, kad jie galėtų išgyventi ir pragyventi. Tai yra, jie neturėjo tokių galimybių laisvalaikiui, kokias mes turime dabar, tai iš esmės jie dirbdavo, valgydavo ir miegodavo, tai paprastai tariant, tai tingus bendruomenės narys, jis iš tikrųjų keldavo pavojų arba tokią didžiulę nenaudą, kuri tikrai būdavo nepageidaujama. Tad galima sakyti, kad pats visas tas folkloras, priežodžiai ir visokiuose religiniuose tekstuose atsispindintis požiūris į tinginystę kartu ir yra kažkoks būdas, auklėti visuomenę, bendruomenę ir tuo pačiu rodyti, kas yra pageidaujama arba nepageidaujama. Vėliau sociologai tai visai išplėtojo ir pastebėjo tai, kad nuo 18 amžiaus protestantiškose visuomenės ėmė formuotis tai, kas dabar būtų vadinama darbo etika, ir tai tapo kone tokiu ir moraliniu ir ideologiniu konstruktu, kuris vėliau rado savo vietą ir industriniai revoliucijoje ir komunizmas tai jau bandė prieštarauti tam, pasipriešinti tom visom nuostatom apie darbą pirminiam tokiom, ir vienas iš amerikiečių sociologų netgi rašė, Henris Hughesas, kad darbas protinis ir fizinis yra pareiga, tinginystė yra nusikaltimas ir neteisybė. Ir šiuolaikinė visuomenė sociologai apibūdina kaip tokią didelio greičio visuomenę. Tai mes peržengėm iš tos darbo kultūros, darbo etikos į tą tokią labai didelio greičio visuomenę, kurioje labai daug akceleracijos. Ir tai labiausiai matosi per tokias sritis kaip technologijų vystymasi, socialinius pokyčius ir labai labai didelį gyvenimo tempą. Ir viskas tada tampa taip akceleruota. Darbas, transportas, kultūra, meilė, viskas akceleruojama. Ir viena iš tokios didelio greičio visuomenės pasiekmių tai dingsta tikrasis poilsis. Ir poilsio ir laisvalaikio etiketė neretai tampa tokia, kad ilsėtis, leisti laisvai laiką yra kažkoks švaistymas ir neefektyvus laikas. Ir čia mes gaunam tokį didelį pleištą, kad anksčiau žmogus dėl gyvenimo sąlygų nelabai galėjo turėti laisvo laiko ir tingėti, nes tai buvo nuodėmė. Dabar mes jį turime, tą laisvą laiką, bet tada kartu ir nuostatos ir visuomenės gyvenimo tempas užkliuoja kitokią etiketę ir atrodo, nesvarbu kokia laike gyventume, tas santykis su tinginystė visada bus sudėtingas. Kad jau mini sociologus, tai ir aš paminėsiu. Prieš keletą mėnesių mus palikęs žymus sociologas Thomas Hieland Eriksen yra sakęs, kai susitinka greitasis ir lėtasis laikas, laimi greitasis. Ir tai, ką galima atlikti greitai, baigia išstumti visą, ką reikia atlikti lėtai. O kad jau mini ir folklorą, ir perėjimą prie tokios kitokios visuomenės, tai man atrodo, kad dabar yra puikia proga paminėti tyrimą, kurį atradau, šviežiai publikuotas 25 metų etnografinis tyrimas pavadinimu Lietuvių liaudies patarlių transformacija hiperplušimo ir digitalizacijos eroje lyginamoji studija, kurią atliko valstybinės neužimtumo tarnybos mokslo ir žinių skyrius. Tai čia yra labai svarbi lyginamoji studija, kuri iš tikrųjų parodo šiuolaikiniai visuomeniai, kaip patarlės ir priežodžiai transformuojasi į visai kitokius ir atranda, kad jau šiuolaikinis lietuvis kitokias naudoja. Tai aš pacituosiu iš to tyrimo keletą palyginimų, kokios būdavo senovės lietuvių liaudyje patarlės apie tingumą ir kokios dabar.
Tai pavyzdžiui, verkia duonelė tinginio valgoma. Anksčiau lietuviai sakydavo, dabar sako, verkia neuronas viršvalandžių ėdamas. Anksčiau būdavo tinginys prie darbo paskutinis, o prie valgio pirmutinis. Dabar sakoma, darbštuolis prie darbo pirmutinis, o prie gastroenterologo kas laukiat paskutinis. Anksčiau sakydavo, raukos kaip tinginys darban eidamas. Dabar sako, raukos kaip karjeristas selfiuką dėdamas. Anksčiau tinginystė gėda, o ne darbas. Dabar tinginystė jėga, o ne darbas. Anksčiau tinginys tik valgyti neužmiršta. Dabar darbštuolis ne tik valgyti, bet ir miegoti pamiršta. Anksčiau tinginys pats save badu marina. Dabar darboholikas pats save darbu marina. Anksčiau tinginys nemiršta, bet ir negyvena. O dabar yra net minklė populiari. Negyvena, bet miršta. Kas? Darboholikas. Anksčiau sakydavo tinginys ir tingėt tingi. Dabar sako darbštuolis ir nedarbus dirba. Anksčiau būdavo tik tinginys darbą rytojui palieka. Dabar sako, tik karjeristas gyvenimą rytojui palieka. Ir dar keletas, netrukus pabaigsiu, tinginys ir nuo saulės bėga. Dabar sako, darbštuolis ir nuo savęs bėga. Vienas svarbus posakis toks buvo, norint išmokti darbštumo, reikia 3 metų, norint išmokti tinginiavimo, reikia tik 3 dienų. Dabar sakoma, norint išmokti darbštumo, reikia 3 motyvacinių saviugdos frazių, o norint išmokti tinginiavimo, reikia tik 3 metų psichoterapijos. Anksčiau sakydavo, jaunas tinginiausi, senas ubagausi. Dabar sako, jaunystę pradirbsi, senatvėj nenusipirksi. Ir paskutinis, senovės lietuvių liaudės sakydavo, tinginys visuomet pratrysta. O dabar sakoma, pratrysta ne tik influenceris, bet ir darbštuolis. Na, žinoma, yra ir daugiau atradimų šitam tyrimą, bet aš negaliu Iš viso tikras tyrimas? Žinoma, kaip minėjau, ką tik šiemet publikuotas, jį finansavo valstybinė neužimtumo tarnyba ir ten yra daug įžvalgų ir apie kitas patarlės, bet aš jau nebegaliu taip įžūliai daug pasakoti, nes jau ir taip mūsų šitas kalbėjimas į Reelso trukmę netelpa, tai dėl to turiu sustoti. Jo, net nežinau kaip sureaguoti, tai nereaguosiu tiesiog šitą vietą. Dar biškį paminint sociologiją, tai ir prieš tai mano išsakytose mintise buvo danų sociologo Michaelo Hvido Jakobseno minčių, bet dabar jau jį taip oficialiai pacituojant, tai man buvo įdomu, nes jisai svarsto, kad panašiai kaip ir nuobodulys, tinginystė gali būti laikoma emocinė patirtim ir jis tokių įdomių pavyzdžių randa, tyrinėjant, kas tai per patirtis ta tinginystė. Ir vienas iš įdomiausių man buvo, kad jisai apžvelgė ir patyrinėjo paveikslus. Ir nuo 18 iki 20 amžiaus jis paėmė paveikslų pavyzdžių ir paveiksluose tinginystė ir nieko neveikimas šiaip jau vaizduojamas neretai kaip privilegija. Bet jeigu tu esi toks, kaip ir biški aukštuomenės narys arba pasiturintis, tad jeigu tu esi darbo žmogus, tai tinginystė yra nuodėmė. Bet jeigu tu esi toks truputį labiau pasiturintis, tai iš esmės tai yra privilegija, kad tu gali nieko neveikti. Ir čia įdomi tokia skirtis, kad iš esmės mes tik dabar nelabai seniai kaip visuomenė pradėjom galėti sau leisti nieko neveikti. Ta prasme, tai jau yra kurį laiką, kelis dešimtmečius, gal kai kur jau net beveik 100 metų, bet šiaip, jeigu paimsim laiko tarpą, tai labai labai nedidelis tarpas, kai mes galim sau leisti nieko neveikti. Ta tinginystė iš tokios sociologinės perspektyvos, man atrodo, yra ne tik nuodėmė, bet ir privilegija, kai žmogus gali nieko neveikti arba pasirinkti tą pasyvumą.
Sutinku, tik tai taip, labai griežtai pasakyta nieko neveikti. Turbūt ir šiais laikais yra labai skirtingų socioekonominių klasių ir skirtingų padėčių, kur žmonėm svarbu išgyventi. Ir kartu norėčiau sakyti, kad ir aukštesnių klasių žmonės anksčiau susidurdavo su nuoboduliu, kuris juos kankindavo, reikėdavo prasimanyti visokių pramogų, kaip, nežinau, gladiatorių kovos ar dar kokios nors nesąmonės. Tai čia tik tai pavyzdys, bet svarbi dalis apie tai, kad turbūt skirtingas prasmes įgauna tinginystė ir nuobodžiavimas, nieko neveikimas, priklausomai nuo to, kokioj socialiniai klasiai žmogus yra ir apie tai kalba. Apie šitai minint daugiau, tai įdomus momentas. Irgi radau vieną tyrimą, kad bedarbių žmonės dažniau tinginiais laiko tie žmonės, kurie patyrė aukštinėgį socialinį mobilumą. Yra tokia sociologinė sąvoka, tai reiškia, kad augau skurdžioj šeimoj, kur buvo prasta socioekonominė padėtis, bet savo pastangom susikroviau, žodžiu, visai nemažai turtų, galbūt į aukštesnę arba aukštesnę vidurinę klasę pakilau dėka savo sunkaus darbo. Tai jeigu man pavyko savo sunkiu darbu tai pasiekti, tie, kurie to neturi, vadinasi, jie nepakankamai stengiasi, nepakankamai įdeda darbo ir šiuo metu tokių naratyvų, tokių diskursų mes galime girdėti labai daug. Kiekviename podcast'e beveik yra sėkmės istorijos, kur esu iš prastos šeimos, iš sunkaus starto ir tada susidūriau su kažkokiais sunkumais, viską mečiau, perėjau kaip herojus dykumas ir tada sukūriau savo verslą ir štai dabar aš esu sėkmingas žmogus, save realizavęs ir netgi galėčiau jūs pamokyti, kaip reikėtų gyventi, remiantis 3 mano išrastomis taisyklėmis, kurios būtų prieinamos online seminare vos už 499 eurus, bet su koduku sėkmė 24 galima būtų įsigyti už 40. Tai bet kažkokių tokių dalykų mes viešoje erdvėje tikrai galime daug rasti, nors ko dažnai žmonės neįvertina, tai pavyzdžiui, kad prie tokio socialinio mobilumo kilimo socialinė klasė gali prisidėti ir kitokie veiksniai, kaip pavyzdžiui, sociologas Bourdieu kalbėjo ir apie socialinį kapitalą, kultūrinį kapitalą, tai yra kokios žinios tave supa, kokie žmonės tave supa aplinkui, į kokias tu patenki, švietimo sistemą, kas šalia tavęs yra. Kodėl čia svarbus momentas, nes irgi radau vieną psichologinį tyrimą, kuris bandė tinginystę konceptualizuoti kaip pastangos vengimą. Ir atsispiria nuo prielaidos, kad visi ir gyvūnai, ir žmonės turi polinkį, tendenciją vengti valingos pastangos, nes valinga pastanga yra siejama su tokiu neigiamu emocijų išgyvenimu ir patyrimu. O išvengus pastangos, darant kažką lengvo, daugiau malonumo patiriama. Tai toks sakykime, ne kaip mažiausias pastangos dėsnis. Studentams tikrai puikiai pažįstamas. Ir tyrimai rodo, kad įdomus momentas, kad jeigu šalia mūsų esantys žmonės irgi vengia įdėti didesnę pastangą, tai neturi kažkokio didelio poveikio konkrečiam individui, kiek jis dės pastangas arba ne. Bet jeigu šalia yra žmonės, kurie deda daug pastangų kažkokiam procesui, nesvarbu, kas tai būtų, ar treniruotės, ar ten, klasiokai mokykloje ir panašiai, tai labai stipriai, stipriai mažina pastangos vengimą. Tai reiškia, didina žmogaus motyvaciją įdėti pastangas. Lygiai taip pat autoriteto teigiamo buvimas individui irgi paskatina žmogaus tokį natūralų norą daugiau įdėti pastangos kažkokiam procesui. Tai praktinė kokia viso to išvada tarsi arba rekomendacija galėtų būti, kad jeigu norisi kažko, siekti į kažką, įdėti daug pastangų, tikrai lengviau ne vienam tą daryti, kad ir į sporto salę nueiti ne vienam, o dviese ten ir su draugais. Ir lengviau tą daryti, kai mes kažkaip bandome lygiuotis arba bent jau sekti asmeniškai reikšmingų autoritetų. Čia turbūt nežinau, kuriais tu tyrimais rėmėsi, bet tie klasikiniai socialinės psichologijos ankstyvieji tyrimai irgi kalbėjo apie arba socialinį palengvinimą, arba socialinį dykinėjimą. Kad gali būti, kad tai, kad kiti ir aplinkui mums palengvins pastangų dėjimą, gali būti, kad atvirkščiai, kad matydami, kad kiti deda pastangas, mes nuspręsim, kad o kam čia, nesgi kiti deda pastangas. Tai turbūt kiekvieną situaciją reiktų
atskirai žiūrėti. Tai kaip apskritai galime, kokiomis, kadangi jau bandome plėsti tas tinginystės prasmes ir reikšmes, tai galim pabandyti pasvarstyti, kokios dar yra tos ypatybės, kaip galima apskritai matyti ar vertinti tą tinginystę. Tai vienas iš kriterijų, kurį siūlo tyrėjai, tai yra trukmė. Ar tai yra trumpalaikė tinginystė, kuri galbūt atspindėtų labiau tą emocinę būseną ar kažkokią reakciją mūsų, ar tai yra kažkas, kas atsikartoja ir yra chroniška būsena. Ir tada, kai mes susidurime su tinginystė kaip su chroniška būsena, kad nuolatos žmogus kažkaip jaučiasi, kad nenori dėti tų pastangų, vengia, nesistengia, tai tada galime labiau kalbėti apie problemiškumą to, nes paprastai ta trumpalaikė tinginystė, jinai net neturi labai didelę žalos, ypač jeigu aš net apskritai galvoju apie save ir savo tingėjimo pasirinkimus, kad mano pasirinkimas tingėti neretai atspindėdavo tai, kad aš iš tiesų galiu leisti savo tingėti, nes aš to laiko turiu. Nes tais atvejais, kai žinodavau, kad labai šikna dega ir laiko visiškai nėra, aš kažkaip nesirinkdavau tingėti. Aš nekalbu apie visus žmonės, čia grynai savo tokia asmeninė patirtim dalinuosi. Ir tas pasirinkimas tingėti, pavyzdžiui, trumpą laiką ar kažko nedaryti, neretai, man atrodo, atspindi ir tai, kad mes turim tokią opciją, kad jeigu aš dabar sau leisiu patingėti, tai iš esmės nieko labai ypatingai blogo nenutiks. Kad tai gali atspindėti ir tokį mūsų santykis tuo, kad mes turim to laiko resursų ir mes galim kažkokį darbą atidėti. Bet jeigu tai tampa tokiu chroniška reakcija į kažkokias svarbės užduotis, tai tada tikriausiai mes galime susidurti su problemom, o kai kuriais atvejais, ką jau Gediminas pradžioj paminėjo, tai netgi su tam tikrais psichikos sutrikimais, kad, pavyzdžiui, vienas iš jų yra depresija. Tai chroniškas negalėjimas kažko imtis, apatija, energijos stygius gali reikšti visai ne tinginiavimą, bet simptomą. Jo, tai čia svarbi labai mintis, kad tinginystės, toks vertinimas kaip pozityvios arba negatyvios, labai priklauso nuo konteksto ir situacijos, kad ir viena vertus, nežinau, galime rasti žmogų labai darbštuolį, kaip naujoji lietuvių liaudis sako, kuris daug visko daro, ten veikia, siekia, performina ir taip toliau ir panašiai. Ir gali būti visai tame pametęs, nežinau, gyvenimo pajautimą, prasme, savo paties gyvybingumą ir panašiai. Lygiai taip pat gali būti atvirkščias variantas, žmogus, kuris yra tokiam ilgam pasyvume, kuriam sunku imtis kažkokių veiklų ir panašiai, kuris ilgą laiką kažkaip pasyviai, nežinau, tarkim, prie ekranų leidžia savo gyvenimą. Tame irgi lygiai taip pat gali būti pametimas tiek savęs, tiek, nežinau, gyvenimo prasmės, tikslo ir panašiai. Tai, kaip ir viskas psichologija, taip ir čia labai priklauso nuo konkrečios situacijos ir kiek, turbūt mes gebam kažkaip detaliai į ją pažiūrėti. Dar jeigu taip prie depresijos paminėjai, kitas momentas, kas dažnai gali būti signalas, tarsi noras patingėti kaip signalas apie nuovargį elementariai. Kad tinginystė gali būti kaip rezultatas kažkokio pervargimo, perkrovos, išsekimo, kad tai yra psichika signalizuoja apie poreikį šiek tiek pasiimti savo erdvės, suvirškinti įspūdžius ir paruošti erdvę naujiem įspūdžiam, kad atsigauti nuo visos srauto, užduočių, reikalų, informacijos ir taip toliau ir panašiai. Ir čia įdomu, kad kadangi mūsų toj visuomeniai, kurią apibūnam kaip labai greitai vykstančia ir viskas akceleruota, didelis tempas, kad kalbėdamas su dažniausiai turbūt jaunais specialistais, kurie yra tikrai tokie darbštus, jiem gerai sekasi, jie netgi savo poilsį vertina kaip tinginystę. Ir šitoj vietoj įsijungia jau toks tada asmeninis vertinimas, standartas, kad aš net negaliu ilsėtis ir tada tai, kas turbūt pagal apibrėžimą net nebūtų tinginystė, o tiesiog tikrai poilsis ar jėgų atgavimas yra laikoma tinginystė būtent dėl tų vyraujančių tiek asmeninių standartų griežtų, tiek ir tam tikrų irgi visuomeninių ir darbo kultūros standartų, kad visada turi būti produktyvus, visada turi būti efektyvus ir visada turi laiką išnaudoti pilnai ir ta kiekviena akimirka turi pasinaudoti.
ką Gediminas apie podcastus paminėjo, kad visokių ten sėkmės istorijų yra, tai neretai medijoje ir kitose visokiose socialinių tinklų žinutėse galima neretai rasti tą tokią nuostatą, kad tu turi išspausti viską maksimaliai, kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Aš labai gerai atsimenu, klausiau Arnoldo Schwarzeneggerio kažkokios motyvacinės kalbos YouTube ir ten vienas iš punktų buvo, tu turi mažiau miegoti. Kas yra visiškai... Miegas tik silpniesiems. Jo, ir jeigu tu mažiau miegosi, tu turėsi daugiau laiko kažkam kitam ir tu jį efektyviau išnaudosi ir čia tada mes įsisukam į tą tokį tikrai sudėtingą ratą, kad žmogus dėl tam tikrų vyraujančių nuostatų net negali sau leisti pailsėti. Pacituosiu profesorių Sodeiką, kuris komentarą nuovargio visuomenėje parašė čia Vienčulhano knygelės gale. Tinginystės negatyvumas kyla iš pasiekimų visuomenėje vyraujančios orientacijos į išskirtinai pozityvę žmogiškosios veiklos motyvaciją. Beribį aš galiu. Ir Hano knyga ir yra apie tai. Jis ten sako, kad Foucault jau galima atšaukti, jau nebegalioja disciplinos visuomenė, kur privalai, turi, liepiama, žodžiu, reikia ir taip toliau ir panašiai, kad dabar didžiausias tironas šiuolaikiniam žmogui yra ne privalai, o galiu. Aš galiu dar, aš galiu ir atsikelti, aš galiu ir net 4:30 ryto, aš galiu ir nemegoti iš vis naktį, aš galiu be perstojo dirbti, aš galiu ir nesilsėti ir kad tas aš galiu, tampa savitų tironų ir kad mes patys tada tampam jo ir vergai ir taip sakant, prižiūrėtojai. Sakydami, kad niekada nėra to ribos, kad dabar negaliu, dabar organizmas sako, reikia ilsėtis, reikia išsimegoti, reikia atsitraukti, reikia atostogų. Ne, mes tai ignoruojam, kol pati, temperatūra nepakyla, peršalimai neatsiranda ir panašus dalykai. Tikrai dažno šiuolaikinio vidurinės klasės dirbančio žmogaus tokia realija. Ir net, pavyzdžiui, tas terminas aktyvus poilsis. Irgi, kad ilsėtis turime aktyviai, kad čia kažkaip yra vertingesnis poilsis, jeigu jis yra aktyvus, neretam žmogui yra toks momentas. Tai kaip aš čia sėdėsiu, nieko neveiksiu, nežinau, megosiu, gulėsiu, taigi čia reikia būtinai aktyviai kažkaip veikti. Man labai patiko atrasta visiškai netikėtai Johno Steinbecko, amerikiečių rašytojo garsaus, citata apie tinginystę. Tai jisai rašė, kad tik tinginiaudamas žmogus gali pasiekti tikrosios kontempliacijos būseną, vertybių pusiausvyrą, savęs matavimą pasaulio atžvilgių ir pasaulio sverimą prieš save patį. Užsiėmęs žmogus neranda laiko tokiems apmąstymams. Mes negalvojame, kad tinginys galėtų žudyti, įvykdyti didžiulės vagystės ar vesti miniai sukilimą. Greičiau jis apie tai pamąstytų ir tik nusijuoktų, o tauta sudaryta iš tingių, bet mąslių, būtų nepajėgi kariauti, nebent jų pačių tinginystė būtų užpulta. Karai yra užsiėmusiųjų veikla, rašė Johnas Steinbeckas. Na taip, čia tokia dažna kultūros filosofų, istorikų, kritikų perskyra tarp to aktyvumo ir kontempliatyvumo. Vita aktyva versus vita kontemplatyva. Dažnai remiamas iš šitas lotyniškas frazes. Tai ir tas atspindi dažną šiuolaikinio žmogaus įsivaizdavimą, kad kuo daugiau gyvenime yra veikimo, darimo, tuo daugiau yra ir gyvenimo paties. Nors tai visiškai nebūtinai taip yra. Kartais gali visai taip nebūti, o kartais netgi priešingai, kad vien aktyvume gyvenimas gali būti labai nususinamas ir būtent tada iš jo išimami tokie tarpai, kuriame galima atverti tam tikrą erdvę. Ir čia galima būtų taip irgi mąstyti apie tinginystės prasmę, funkciją ir tikslą, kad tinginystė suteikia erdvę, išnarina iš kasdienio to tokio laiko, iš kasdienio įvykių, sukūrio tų laiko atkarpų, kur mes nuo užduoties prie užduoties, nuo reikalo prie reikalo, nuo pasiekimo iki pasiekimo, o tinginystė atitraukia nuo viso šito sukūrio ir sudaro erdvę kažkuria prasme staptelti, ir suausti tą laiką į kažkokį nuoseklų pasakojimą, nesgi žmogui svarbu turėti kažkokį ir pasakojimą apie save, iš kur aš einu, link kur einu, kokia mano prasme, koks tikslas, kas aš esu, kuo norėčiau būti ir taip toliau. Ir tinginystė, toks patingėjimas, davimas savo laiko patingėti, atveria tą tokį mąstymui lauką,
kur galima tuo metu kažkaip susimastyti apie visą tai ir pajausti galų gale, kame aš esu, pajausti, nežinau, kontaktą su pasauliu, ne vien tik tai per darymą, ne tuo būdu, kaip mes, nežinau, ant pasaulio liktai, ant kokio laimikio užmetam tinklą, o tas tinklas yra mūsų kažkokie tikslai, lūkesčiai, siekiai, uždaviniai. Tai čia patinginiavimas tarsi tą tinklą nuima ir taip pabandom pažiūrėti, taip ne parankiniu būdu į pasaulį, ne jį kaip tokį, kur reikia kažką formuoti, čia nuveikti būtinai, bet į tokį, kuris kažką mums kužda, kažką mums sako, kažką atveria, kas gali būti, na, taip gyvybiškai labai svarbu ir tą praleidus, na, tikrai, netgi, na, bet čia taip iš praktikos pasakysiu irgi, neretas žmogus, su kuriuo dirbu, kabinete savo, apie terapiją kalba eina, apie save, savo gyvenimą masto tik tai terapijos metu. O savaitės eigoje, na, beveik nėra jokių kitų pauzių, kur žmogus taip ramiai stepteltų ir įsiklausytų, okei, tai kaip aš čia mąstu apie duos dalykus, ką aš manau apie tai, ką aš jaučiu, ką aš išgyvenu. Ir tada, na, toks tas kontempliatyvus būvis tampa tokia prabanga, kuri kainuoja netgi ir finansiškai, ir tada reikia įsipareigojimo, va, į kažkokią konkrečią vietą, konkrečiu laiku kartą per savaitę nueiti. Ir aš tą visai siečiau, kad nemažai to poreikio ir psichoterapija yra susijęs su tuo, kad, na, mes retai kada patys savo sukuriam tą erdvę pabūti su tuo, pareflektuoti. Ir įdomu, vat, vienas iš fenomenų yra tinginystė, kai jinai jau vyksta, ar ne, bet kitas yra dalykas, ką ir psichoterapijai su žmonėm patiriu, tai noras tingėti. Tai reiškia, kad tinginystė dar nevyksta, bet jinai egzistuoja kaip fantazija tam tikra. Ir ką esu pastebėjęs, kad neretai tinginystės fantazija būdinga yra žmonėms, kurie šiaip jau labai save spaudžia, yra labai tokie varantis, struktūruoti, tikrai tokie darbštus. Ir kas čia vyksta, tada galėtume, na, gražiai Jungų pasiremti, ar ne, kuris kalbėjo apie psichiką kaip apie, na, tam tikrą, nežinau, nu, substancija, ar ne, kuri veikia tokiu ekvilibriumu arba pusiausvyros principu. Tai tas tinginystės noras arba fantazija gali atspindėti ir iš tikrųjų poreikį sustoti tiesiog arba leisti savo turėti tą erdvę, va, tam apmąstymui arba tiesiog pabuvimui, įsisąmonimui kažkokiam. Vat, labai įdomi patirtis buvo neseniai su kolegom aplankėm parodą Mo apie Jungo psichologija, kuri buvo susijęta su visokiais meno kūriniais. Tai Gediminas ir pristatinėjo, man atrodo, ne, tą parodą. Diskusija buvo ten. Diskusija. Kaip dalis pradžia. Tai žodžiu, tai po parodos prie mūsų man atrodo, ten iš medicinos fakulteto ir iš kur žmonės ir sako, mes atliekam tyrimą ir galit pažymėti, kaip jūs ten jautėtės. Ir vienas iš tokių klausimų buvo, ar ten kažkaip pavyko įsisąmoninti savo kūną, mintis, jausmus. Ir jeigu ne, tai kas trukdė. Ir aš supratau ir aš pažymėjau, kad ne, man nepavyko, nes kas man trukdė pati ekskursija, kurioje buvau, nes jos tempas buvo iš tikrųjų toks didelis ir greitas, kad aš tikrai negalėjau sustoti prie kai kurių kūrinių ir tiesiog, pažiūrėti, o kaip aš jaučiuosi, nes tik čia pasižiūri, o jau perinam prie kito kūrinio, čia jau pasakoja, ką jis reiškia, nesinori kažkaip praleisti, ką jis reiškia, tai bandai klausyti. Tai čia irgi yra apie tai, kad tas mūsų tempas toks didelis, kad mes tikrai ne visada galim sustoti ir įsisąmoninti, kaip mes jaučiamės, kaip jaučiasi mūsų kūnas ir tinginystės fantazija. Aš čia garsiai mąstau, čia ne tyrimų duomenys, čia tiesiog mano praktiniai pastebėjimai iš darbo su žmonėm, kad yra kaip atspindys tam tikro poreikio tikrai sulėtėti ir leisti savo turėti erdvę, kurioje galiu nieko neveikti, kurioje galiu būti nenaudingas niekam, artimiesiam, darbe, tiesiog būti savo. Tai čia toks kaip nykščio taisyklė arba praktinis patarimas, ne patarimas, bet galimybė susimastyti klausytojui mūsų šio podcast'o epizodo. Tai faktas, kad mes planuojamės darbus ir veiklas savo kalendoriuje. Klausimas, ar mes planuojamės tinginystės laiką, tinginystės dieną. Vat tą laiką, kuriame bus erdvės, kur bus betikslis, beplanis, besiekis laikas.
Man regis, nesiplanuojant to, galima tikrai nemažai. Žinoma, kad žmonės, kai kurie turi natūraliai tiesiog gebėjimą atsitraukti, sustoti, pareflektuoti, kitiem yra sunkiau, įsitraukus inerciją darbų ir veiklų, svarbi dalis kažkaip tą laiką sąmoningai planuoti. Ir čia, man atrodo, kalbėjimas nėra tik tai iš bokšto kažkokio, vėlgi ten šiuolaikinio, ten vidurinės klasės žmogaus, kuris turi laiko. Man atrodo, tai visiškai galėtų galioti, nežinau, ir 3 vaikų mamai, kuri turi mažamečius vaikus ir tarsi atrodytų, kad ten nėra jokių šansų atsitraukti, bet, galima, nežinau, kartą per mėnesį, kad ir pusdienį nusisamdyti auklę ar dar ką nors. Ta prasme, kad tikrai nemažai priklauso nuo mūsų pasirinkimų ir valios, kiek mes galime įgyvendinti, suplanavę kažkokią tai erdvę, kur galėtume atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, erdvę, kurie galbūt ir kažkokio žaismingumo galėtų būti, arba kaip Finkas, ne dainininkas Finkas, Eugenas Finkas, filosofas Finkas yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus turi poreikį karts nuo karto pailsėti nuo slegiančios būties naštos ir pajausti kažkokį lengvumą, žaismingumą. Pavyzdžiui, gali kilti klausimas, ar tinginystė gali būti produktyvi, ir atsakymas turbūt slypėtų tame, kokį santykį žmogus kūrė su tinginystė. Tai jeigu mes paimsime pavyzdį žmogaus, kuris varo nerealiu tempu ir jam tinginystė yra kažkas vėl būti neefektyviu, neproduktyviu, nenaudingu, tai tikėtina, kad toks žmogus sunkiai ras tinginystės patirtį kaip kažkokią produktyvę, galbūt jam kaip tik kels tai nerimais, gal pradės svarstyti, gal iš čia kažko nebenori, gal jam kažkas nepatinka. Žmogus, kuris gali kažkaip įtraukti į savo tą vaizdą ir į tą savo personą, sakytume, paveikslą, tą tingė dalį jisai gali. Aš taip mąstyčiau, kad jisai gali lengviau pasinaudoti tinginystės patirtim kaip produktyvę ir pasižiūrėti, kas tenais iškyla. Todėl čia tikrai labai svarbus tas toks asmeninis santykis, kad kartais mes tinginystės negalim priimti būtent dėl labai griežto tokio asmeninio santykio su tuo, kaip mes matome tai, kas yra efektyvu, kas naudinga ir kas nenaudinga. Kadangi nauda dažniausiai siejama su veiksmu ir aktyvumu, o tinginystė kaip žodis apibūdina dažniausiai kažkokį neveikimą arba pasyvumą. Tai mums daug sunkiau yra įsivaizduoti, kad pasyvumas gali būti produktyvus. Bet čia kaip teisė yra terminas veika. Ne veikla, o veika. Tai veika apibūdina žmogaus veikimą ir neveikimą. Tai kad atsakomybė gali kilti ir už veikimą, ir už kažkokį neveikimą. Taip ir veikimas ir neveikimas turbūt gali būti irgi ir produktyvus ir ne. Tai lygiai taip pat tinginystė gali sukelti nemažai tų rūpesčių ir problemų ir dažniausiai taip nutinka, jeigu konsultacijos išgirstu, kad žmogus kalba apie kažkokį dalyką ir vis atsikartoja tingiu arba kažkaip į tą pusę, tai visada vis tiek bandai pasiteirauti, paklausti, o kas už to, nes tarsi kai išgirsti tą žodį tinginu, tai tarsi ir apsiriboja tą refleksiją ir galėtume čia sustoti, bet psichologai yra tokie įkyrūs tipažai, kuriem bent jau tas 50 minučių, kol mes per tą savaitę susitinkam, neužtenka atsakymo tingiu ir jie dažniausiai prašys pabandyti patyrinėti, o kas čia dar gali būti, ir yra bent keletą dalykų už to galima atrasti, tai motyvacijos problemas galima atrasti atidėliojimą ir vengimą kažkokių svarbių darbų, galima atrasti, pavyzdžiui, nežinau, kažkokius irgi mąstymo šališkumus, kurie iškyla žmogui ir tada labai greit sako, aš tiesiog tingiu. Galima atrasti kažkaip nepakankamai veikiančias tas vykdomasias funkcijas, kurios būtų jau, simptomas kažkokio sutrikimo, tai depresijos, ADHD dar irgi tam priskiriama. Galima atrasti išmoktą bėgiškumą Seligmano, apie kurį mes esam kalbėję džiaugsmo epizode, tai kad žmogus išmoksta būti bejėgiškas, o bejėgiškas tai reiškia kartu ir pasyvus. Ir tada už tos tinginystės iš tikrųjų kartais gali slypėti kažkokia bejėgystės patirtis, kad galbūt aš kažko negaliu, nesugebu. Tai kuo labiau tyrinėsim, tuo labiau atrasim tą tikrąją priežastį. Jeigu dar taip šitą puokštę dar labiau praskleidžiant ir papildant, tai už tinginystės galima rasti ir baimę. Pavyzdžiui,
baimė suklysti, baimė daryti klaidas, baimė imtis kažko naujo, na, kai nežinau. Vėlgi įmam tą scenarių, kur kažkas sako, va štai tas žmogus yra tingus, o tas žmogus galbūt giliai viduje išgyvena tokį nepasitikėjimą savivertę žemą ir baimę kažko imtis, baimę pradėti, nes tada suklysi, galbūt tame yra ir kažkokia gėda, pavyzdžiui, veikia, kad kaip aš čia pasirodysiu, dabar susimausiu, tada mane atstums, pasišaipys iš manęs, ar dar kaip nors už tos tinginystės gali slypėti ir lūkesčiai savo, kad pavyzdžiui, galbūt aš turiu kažkokius labai nepamatuotus savo lūkesčius, kad nežinau, viskas, ko imuosi, privalo būti atliekama tobulai, jeigu netobulai, tai tada negaliu nieko imtis ir tada tie lūkesčiai savo tampa labai slegiantys, kad aš neišvengiamai esu priverstas susidurti, kad dalykus atlieku kažkaip netobulai, nes čia kondicio humana, taip sakant, o susidūrimas su tuo gali, nežinau, vesti kažkokį savęs plėkimą, tada kaltinimą, kad vėl aš kažkaip nepakankamai, negerai ir taip lūkesčių našta gali būti tokia slegianti, kad vesti tokį pasyvumą, kas išoriškai, nežinant vidinio žmogaus proceso, gali atrodyti kaip tiesiog tinginiavimas kažkoks tame pasyvume. Kita vertus gali būti ir kažkokios savidestrukcija, savęs skriaudimas, tai kažkoks vidinis kaltinimo procesas arba laikymas savęs nieko vertu, arba kad aš nevertas, nežinau, kažko imtis, geriau čia būtų be manęs. Ta prasme, vidinis procesas už tinginystės gali būti labai visoks. Kitas momentas, net tyrimą atradau irgi apie tai, kur vėlgi bandė kažkaip psichologai konceptualizuoti tinginystę ir ieškoti per savo įrankius, per savo savokas. Ir psichologai mėgsta tą tokią saviveiksmingumo savoką. Tai yra saviveiksmingumas, tai nurodo žmogaus tikėjimą, kiek aš jaučiuosi pajėgus ėmęsis kažkokios užduoties ją atlikti. Ir disproporcija tarp užduoties užduoties sudėtingumo ir saviveiksmingumo, tai reiškia labai sunki užduotis ir labai žemas tikėjimas savo jėgomis, irgi gali lemti tokį atidėliojimą, nesiėmimą kažkokių veiklų, kas atrodytų kaip tingumas, bet galbūt tam iš to išeiti gali padėti kažkoks kitų palaikymas ir ten psichologinė pagalba ir panašiai. Tai tų tikrai visokių vidinių išgyvenimų už tinginystės, kas išoriškai atrodo kaip tinginystė, ką pradžioje jau minėjome, gali būti labai įvairių, sudėtingų, skirtingų ir nebūtinai tai, kad žmogus pats nepraneša apie tai, reiškia, kad to nėra ir čia yra tik tinginystė. Tai kartais svarbu netingėti, pasigilinti. Jo, aš apskritai, kai apmašiau tą klausimą tinginystės, tai gal, taip įvardinau jį, kad tinginystė, čia savo, kad tinginystė yra kaip mano santykis su situacija, arba kažkokia užduotimi. Ir santykis, kuris turi tokį, ribotą refleksiją. Tai reiškia, kad aš užklijavau tam tikrą tokią etiketę, kad aš kažko nedarau, nesiimu, nestingiu ir tada tas santykis nebesivysto toliau, reiškia, aš kažkaip netyrinėju, kas už to yra. Ir kiek verta turbūt žmogus galėtų klausti tokio klausimo, tai ar čia už kiekvieno tingėjimo reikia kapstyti tada tas priežastis, kodėl aš čia tingiu. Tai mano atsakymas šitoj vietoj tai būtų, kiek ta situacija žmogui asmeniškai yra reikšminga. Tai jeigu žmogus sako, tingiu išnešti šiukšlę šiandien, išnešiu rytoj. Gal, ir nieko tokio, gal susmirs, gal pabus smarviai, nežinau, balkoną išneš, arba kaimynam į koridorių, kad smirdėtų. Bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, sako, tingiu, reikia nueit pas gydytoją, bet kažkaip tingiu. Čia jau mes turim tokį signalą kažkokį, kad jau čia tokia truputį svarbesnė situacija, susijusi su sveikata, susijusi su asmeninė gerovė. Šiukšlių išnešimas irgi iš esmės yra susijęs su asmeninė gerovė, bet jos svoris truputį vis tiek skiriasi nuo vizito pas gydytoją. Tai iš esmės reiktų kažkaip įsivertinti, ar ta situacija, kurioje aš sakau tingiu, iš tikrųjų yra man svarbi situacija, ar netokia svarbi. Ar aš galiu palikti ją ir atsakyti tingiu,
ar čia visgi kažkas atsikartoja, galbūt kažkas vis iškyla, kad aš vis taip pat sureaguoju. Tai galbūt tai bylotų apie tą tokį poreikį, pakapstyti ir paieškoti motyvacijos, atidėliojimo problemų, įgūdžių kažkokių neturėjimo, baimių, nerimų. Ir čia turbūt svarbus momentas lankstumo. Ta prasme, jeigu aš kaip žmogus visas situacijas vienu būdu sprendžiu, tai gali nemažai kainuoti, bet jeigu aš sugebu, taip sakant, pavaras perjungti, kartais galbūt labiau susiimti ten kažkokią atkarpą gyvenimo, labiau stengtis arba ten sveikata labai rūpintis, o kažkuriuo metu galbūt galiu kažkaip sumažinti tą pavarą ir įjungti truputėlį daugiau tinginystės, kai jaučiu, kad tai reikalinga. Tai man atrodo, kad čia labai svarbi dalis yra apie tokį gebėjimą sąmoningai tą daryti ir be kaltės jausmo, be gėdos, be kažkokio tai didžiulio iššūkio savivaizdžiui. Tai sakau tuos dalykus ne šiaip, kad čia dabar moralizuoti, kad tai svarbu daryti, bet remiuosi praktiką savo kaip psichologo, kad kai žmonės turi kažkokius savo vidinės taisyklės ir įsitikinimus, kad aš ten, nežinau, privalau tik tai tokiu būdu būti, tada labai sunku kitaip pasielgti ir tada ir gaunasi, kad darbštuolis ir nedarbus dirba, pavyzdžiui, kad ir laisvalaikis tada, nežinau, virsta kažkokiu, jeigu, pavyzdžiui, noriu ten pradėti mankštintis rytais, tai virsta kažkokiais pasiekimais, kiek ten kilogramų išstumti štangos ar kiek kilometrų, pasakiau, kilogramų, arba kiek kilometrų nubėgti ten maratonų ir panašiai. Tu paminėjai tą gėdą ir kaltę, kad daryti be kaltės ir gėdos, ir čia yra keblumas, kurį ir autoriai aprašo, kad tinginystė, jeigu mes ją vertinsim kaip kažkokį jausmą, emociją, neretai eina kartu su kaltė ir gėda. Ir dėl ko žmonėm būna nelengva turbūt reflektuoti savo tas tinginystės patirtis, dėl to, kad jeigu tai yra gėdinga, ar ne, jeigu tai man kelia kaltę, tai aš turiu kažkaip, arba slėpti šitą dalyką, arba tai, kažkaip tą kaltę išpirkti, tai tada reiškia, jeigu tingėjimas yra pasyvumas ir nedarimas, tai tada turiu kuo greičiau kažką padaryti, kad, nebūčiau tas tingus. Ir čia tada mes vėl susiduriam su tais tokiais labai griežtais vidiniais standartais, kurie, gali kliudyti tada pačiam žmogui reflektuoti, ką čia dar reiškia, kad aš tingiu, nes galbūt, kai aš tingiu, aš pasidarau tada labai kaltas, o kai aš darausi labai kaltas, tai mano tada yra strategija greičiau tą kaltę išpirkinėti, nes negaliu išbūti su tuo jausmu ir tada gaunam tokį užburtą ratą, kad žmogus nei patingi produktyviai, nei pailsi kažkaip, nei kažką labai padaro faino, nes daro iš kaltės kaip motyvacijos ir tada visumoje bus turbūt pavargęs, nežinau, nusiminęs, nusivylęs savim, tai čia visas toks jausmų kratinys gali iš tos tinginystės sekti. Jo, ir tada gali atsirasti toks, sakykime, aklumas kūno pojūčiam, pavyzdžiui, kur kūnas sako, pavargau, man reikia sustoti, aš persitempęs, chronišką stresą patiriu, jau žiek net tau migreną duodu, kad tu kvailiai susivoktum, kad reikia manimi rūpintis, bet ne, tu netgi ir pradedi vaistus vartoti, arba ten, nežinau, kokios nors skrandžio bėdas, bet ne, tu irgi vaistais tą gydai, gerai, kokį čia dar signalą pasiūsti, kad tu išgirstum mane, galbūt lyga kokia nors įdomesnė. Ir tada žmogus išgirsta, kad, kūnas yra ir jo irgi reikia rūpinti. Tai irgi neretas atvejis, apie ką dažnas psichologas kalba šiais laikais, apie perdegimą ir tokias situacijas, kai, ir iš kaltės, ar iš gėdos, ar iš tokio lūkesčio, kad savo mes save nualinam, neleisdami įsinešti į savo kasdienybę biškį tinginystės, truputėlį, atsiprašau. Man gal vis tiek iš tų priežasčių tinginystės, kurias psichologai praplečia ir už to termino esančių, tai, pavyzdžiui, motyvacija man visai toks svarbus veiksnys čia ir jeigu žmogus vis pastebi, kad kažkokį dalyką jis vis tingi daryti, tai gali atspindėti tą motyvacijos problemą ir čia svarbu man tą paminėti dėl to, kad per tingėjimą kaip jausmą arba emociją žmogus gali prieiti prie tokios refleksijos, ar jis tikrai daro dalykus, kurie jam yra artimi, primtini ir patinkantis. Nes jeigu čia kaip mes kalbėjom apie poilsį ir poilsio epizodę, čia jau prieš porą metų tikriausiai Gediminas buvo pasirinkęs labiau apie
patį poilsį kalbėtis, o šitą nemažai kalbėjau apie nuovargį kaip patyrimą. Ir vienas iš nuovargio aiškinimų buvo ne tik, kad išsenka mūsų energija, bet ir apie tai, kad jeigu žmogus nuolatos kažkur pavargęs, tai atspindi irgi jo specifinį santykį su ta veikla, kurią jis atlieka. Tai reiškia, gali būti, kad tai yra ženklas, kad žmogui kažką labai netinka daryti arba jis daro kažką, kas jam yra neprimtino ir labai neįdomaus. Tai aš panašiai galvočiau ir apie tingėjimą kaip reakciją ir atsakymą į kažkokias pasikartojančias, iškylančias priežastis ar situacijas. Jeigu aš vis atsakau, kad tingiu, ar gali būti tada, kad aš esu tada, tokioj situacijoj vis, kuri nėra visiškai mano, apie mane ir gal man ne visai pakeliui su tuo. Nes kai mes susiduriam su iššūkiais, situacijom, darbais, planais kažkokiais, kurie mums yra daugiau mažiau įdomus, gal net labai įdomus, kurie kažkaip eina iš vien su mūsų pasaulėžiūra, vertybėm, mes paprastai ten randame energijos ir paprastai mums ten tingėti nereikia. Jeigu tingėti, tai tada epizodiškai. Nes gali žmogus labai mėgti sportą, bet, pavyzdžiui, diena viena tingi kažkokia. Bet tai nekeičia jo tokio esminio santykio su pačiu sportu ir jisai tada vis tiek išlieka gana nuoseklus sporto atžvilgiu. Bet jeigu žmogus negali išlikti nuoseklus ir vis tą santykį tokį turi per tinginystę ir tingėjimą, tai kvieščiau tada permastyti, ar gali būti, kad pati motyvacija ir pats ketinimas tą veiklą kažkokia užsimti ar daryti nėra labai nuoširdus ar labai tikras tam žmogui. Kažkada citavau frazę, kurią atradau, neatsimenu autoriaus, kad depresija yra kaip nuovargis nuo antrarūšio gyvenimo. Čia visai tiktų tam, ką tu sakai, kad tingėjimas kaip nuovargis nuo antrarūšio gyvenimo. Antrarūšio ta prasme, kad tai ne tai, kas dera su mano, nežinau, ten vidumi, vertybėmis, ten pašaukimu, noru, savastimi ar ko čia tik nori. Žodžiu, širdis neplaka greičiau nuo to, ką aš darau. Tai čia irgi, tikrai viena iš galimybių žvilgtelti į tą polinkį tingėti per tokią dar vieną giją susipažinti giliau su savimi. Kitas momentas, kurį man irgi dar norisi čia iškelti, kas yra dažno šiuolaikinio žmogaus realiai, ypatingai po pandeminio pasaulio, ypač pandemijos metu, tai kad šiek tiek yra vis labiau dėka ir projektinių darbų, dėka ir nuotolinių darbų prasitrynusi darbo laisvalaikio arba darbo namų skirtis. Ir čia irgi svarbus momentas, kad kai prasitrina ta skirtis, kai neretas žmogus turi, darbus ne pagal grafiką, bet darbus pagal darbų kiekį, ten užsakymai kažkokie ir panašiai, arba ten nuotolinį darbą, ten, programavimo, ten montavimo, ar kas ten bebūtų, arba kokie nors kūrybiniai darbai, tai tada irgi krenta atsakomybė pačiam žmogui susikurti tas mentalinės duris darbo, taip sakant. Tas žmogus, kuris eina, ten į ofisą ar kažkokią savo darbovietę, sakykime, nuo 8 iki 5, labai aišku, 17 val. Uždariau darbo duris, nuo čia prasideda šį vakar mano tingėjimo laikas, laisvas laikas, privilegijuotas laikas, aristokrato laikas, galiu daryti, ką tik noriu su tuo laiku, taip sakant. Bet kai yra toks darbo pobūdis, kur, bet kurią akimirką aš galiu panaudoti darbui, tada labai sunku ir tada komplikuojasi santykis ir su pačiu poilsiu ir su ta pačia tinginystė, kuri įmama tada laikyti kaip kažkokiu delinkvenciją, kažkokiu iššūkiu nuolat metamu tam, kad aš turėčiau ir dabar dirbti. Aš pamenu, kad tikrai užtruko, kol išmokau, kai magistro darbą rašiau, kai gauni tokį darbą ten metams laiko ir kuriam reikės daug valandų, tai tada visas tas laikas magistro antro kurso atrodo tai nesvarbu, kad ar savaitgalis, ar rytas, ar vakaras, kuri ten savaitės diena, tai yra laikas, kada turėčiau dirbti ties magistro darbu ir tikrai reikalavo tam tikrų įgūdžių gebėti savo galvoj pasiskirstyti, kad štai kelios valandos bus darbui, o po to bus poilsiui ir tada tai, ganėtinai, sakyčiau, padidino efektyvumą kabutėse tiek poilsio, tiek paties darbo, o neretas žmogus tai palieka tarsi savaeigiai ir iš to gali kilti nemažai problemų. Nes jeigu kasdienybėje bus tik pareigos, tai mes labai greitai pavargsim ir tas tingėjimas galbūt atsiras tada netgi kaip protestas į tai, kad per daug gyvenime pareigų. Tai aš apie tą magistrą tik paantrint galėčiau, kad
aš tai šiaip su tokiu susižavėjimu į savo tą praeities Vitalijų žiūriu, kuris rašė magistrą, kaip aš ten sugebėjau struktūruotai susidėliot kiekvieną dieną, va taip kaip tu sakai, kad ir rašai kelias valandas, ir tada būtinai vakare vyksta kažkas, kas būtų įdomu, kas man patiktų. Ir tokiu būdu aš per gan trumpą laiką, gan efektyviai parašiau tą magistro darbą ir man atrodo, lyginant su bakalauru, tai rekordiškai. Gal 2 savaitės iki visų deadline aš jau buvau viską padaręs, ištaisęs, pridavęs ir galėjau tiesiog chillint. Ir niekada daugiau gyvenime man nebepavyko lygiai tokios pat sėkmės pakartoti. Tai matyt, tuometinė motyvacija buvo aukščiau visko. Panašu, kad buvo tikrai svarbu. Rakursas šiek tiek iš šono dar apie tą, tiesiog įdomus tyrimas pasirodė, kas, gal vertinga informacija žinoti. Tinginystė sąsojo su politiniam pažiūrom, bet labiau netiesiogiai, bet per tą, ką minėjau, kai mes vertinam kitų elgesį kaip tingumą. Yra tyrimų, ne vienas, nemažai, kurie randa, kad kaip mes vertiname kito žmogaus atsakomybę. Tai yra, kiek kito žmogaus padėtis gyvenime priklauso nuo jo atsakomybės, tai kad jis ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad jis ten ėmėsi pastangos, o kiek vis dėlto priklauso nuo įvairių, socialinių, struktūrinių, visuomenės veiksnių ir panašiai. Tai čia tyrimai randa labai neretai koreliacijas, labai aišku pasitvirtinimą. Tai pavyzdžiui, vienas konkretus tyrimas, tai kokių politinių pažiūrų žmonės bedarbius vertina kaip tinginius. Spėk, Vitalijau. Konservatyvių? Teisingas atsakymas. O tie, kurie yra labiau liberalesnių pažiūrų, tai labiau linkę žmogaus bedarbystėje ieškoti struktūrinių, socialinių veiksnių. Tai yra, kad kažkas, sakykime, galbūt nėra užtikrintos ten integracijos pakankamos sąlygos ir panašiai. Lygiai taip pat radau tyrimą ir su žmonių nuostatomis į imigrantus, legalius arba nelegalius, kurie taipogi patvirtina, kad labiau konservatyvių politinių pažiūrų žmonės yra linkę sakyti, kad tai, kad imigrantas nesiintegruoja visuomeniai, tai yra jis kaltas. Ir kaip mes tada sprendžiam, juos pjaunam lauk atgal ten kažkur kitur. Liberalesnių pažiūrų žmogus, kaip šitoj vietoj teiktų, sakytų, kad tai, kad imigrantas nesiintegruoja, tai dėl to, kad valstybė neužtikrina pakankamai gerų sklandžių integracinių programų, nėra socialinės politikos išvystytos ir panašiai. Ir tame vyksta nemažai, tokio, sakykime, susikirtimo, tikrai galima išgirsti ir šiuo metu, tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, kažkokius tokius pavyzdžius, kur, jeigu diskusijoje apie ten imigraciją kažkas sakys, kad jeigu norėtų, tai galėtų ten koks pakistanietis išmokti tą lietuvių kalbą, pažįstu Vilniui kažkokį ten, iš Azerbaidžano žmogų, kuris atvažiavo be jokių programų, per metus išmoko lietuviškai kalbėti ir dabar sėkmingai dirba ten pavėžėjų. O kiti sakytų, kad kokios integracinės programos, ta prasme, mes nieko neturime, su imigrantais elgiamės ten kaip su galvijais ir panašiai. Ir čia vyksta nuolatiniai tokie ginčai. Tai kas yra susiję labai ir su tinginystės tema, nes, priklausomai nuo to, kaip mes vertinam žmogaus kažkokią padėtį ar per jo individualias pastangas arba tingėjimą tų pastangų imtis, o gal kitus veiksnius, labai priklauso net mūsų politinės programos, strategijos ir palaikant tai, ką mes palaikome politinėje arenoje, taip sakant. Tai čia toks, man atrodo, visai įdomus atradimas. Ir čia idealus politikas turbūt būtų kažkoks hipotetinis centristas, kuris atsižvelgtų ir į kiekvieno žmogaus individualų pasirinkimą ir kažkokias struktūrinės visuomeninės priežastis. Bet centristų dažniausiai niekas nemėgsta, nes jie ir būna tokie per vidurio. Kai tu esi per vidurį, tai labai sunku išsirinkti, tai kuriai tu čia pusiai priklausai. Algoritmai tavęs nemyli irgi. Jo, ir dėl to kažkaip ir girdimi, ir matomi dažniau būna turbūt politikai, kurie atstovauja kažkokias būtent pažiūras arba kažkokią pusę labiau negu kitą ir tada gali labai lengvai ir aiškiai susidaryti tą nuomonę, bet jeigu jau būtume tokiu individo lygmeniu, analizuotume kaip tikri psichologai, tai kiekvieno žmogaus motyvacija ir pasirinkimus kūrė kartu ir jo asmeninės nuostatos, vertybės bei motyvai, bet kartu ir
aplinka, kurioje jisai yra. Tai tikrai mes žinom, kad daugybė aplinkos tam tikrų sąlygų gali skatinti žmonių motyvaciją kažkaip elgti arba nesielgti. Na, netgi iš esmės visas behaviorizmas vėliau ir nukeliavo prie visokiausių įstatymų, kelio ženklų, taisyklių, nežinau, sukūrimo ir daug tame yra to, vat, kaip mes pasirenkame kažką daryti ar ne pagal tai, ką siūlo mums aplinka ir ar siūlo paskatinimą kažkokį, ar siūlo bausmę, galbūt nesiūlo nieko. Ir tas tikrasis atsakymas yra kažkur visada per vidurį. Ir tas turbūt labiausiai erzina visus žmonės, nes mums labai norisi to aiškaus atsakymo, kad būtų taip ir ne kitaip, jeigu su emigrantais tik taip, jeigu su bedarbiais tai tik taip ir ne kitaip, ir tada daug pražiūrim dalykų. Nu jo, čia kartais galima pažiūrėti per elementarų semantinį kvadratą. Ar tu nori, kad būtų imigrantas, kuris nesistengia ir valstybė, kuri nesistengia? Ne. Ar tu nori, kad būtų tik viena šalis, kuris stengiasi, o kiti ne? Irgi ne. Ar tu nori, kad ir imigrantas stengtųsi ir valstybė? Taip. Volia, elementaru, nors ginčiamasi labai stipriai. Aišku, čia nereikia supaprastinti, diskusijose ten argumentų visokių daug yra, mes čia taip iš psichologinės pusės labiau žiūrim, bet man pasirodė įdomus šitie atradimai. Įdomus, visada įdomu šiaip pažvelgti į tą politikos psichologiją ir kas lemia to žmonių pasirinkimus, nes tai yra labai praktinis turbūt dalykas, nes tiesiogiai mus liečia per kiekvienus rinkimus. Mes iš tiesų dar gavom klausimą vieną apie santykius ir tinginystę, man atrodo, jis irgi visai gal svarbus ir naudingas ir galbūt net aktualus nemažai porų. Tai klausime buvo klausima, kiek tinginystė įtakoja kitą žmogų santykiuose ir apie tą tingėjimą ir jo tokią reikšmę santykiuose. Tai aš kadangi netiesiogiai persičiau klausimą, labiau perfrazuodamas, aš šiaip pasvaršiau, kas gali slypėti už to noro arba nenoro veikti poroje. Tai tiksliau, aš užduočiau tokį klausimą, jeigu žmogus sakytų, kad mano poroje, kurioje mes esam, vienas žmogus yra pasyvus, kitas yra kažkaip aktyvus, vienas nenori nieko veikti. Tai aš kviesčiau patyrinėti, kas yra už to nenoro nieko veikti, ar tai yra, kad žmogui yra neįdomu, ar tai yra, kad žmogus neturi jėgų, pavyzdžiui, yra pavargęs, o gal žmogui taip tinka, o gal jisai bijo. Gal to žmogaus santykių vizija ir svajonė yra būti, pavyzdžiui, namie ir jaukiai sėdėti, nežinau, prie židinio su puodeliu arbatos, prie kojų šuo ir šalia dar antra pusė sėdi. Ir čia tuomet atsiremiam į klausimą, kiek kiekvienam atskirai ir tuo pačiu porui kartu kaip duetui tai tinka. Ir dažniausiai problemą turėsime tuomet, kai žmonių lūkesčiai šio klausimu išsiskiria, kad vienas nori būti labai aktyvus, o kitas pasyvus ir kartais įvardijamas kaip tingus yra. Ir aš manau, kad kyla pagrindinės problemos iš to tokio nesuderinamumo labiau negu iš pačio tingėjimo, nes turbūt galima būtų atrasti pavyzdžių porų santykių, kur žmonės abu yra ganėtinai pasyvūs, bet jiem abiem taip tinka. Visiškai sutinku, net nelabai turiu ką papildyti. Tikrai, man atrodo, svarbi mintis, kad čia labiau apie suderinamumą ir kas už to tingumo. Čia tik tai gal prisiminčiau tą tyrimą, kurį pats citavau, kad jeigu šalia žmogus deda rimtas pastangas arba yra autoritetingas, paprastai tai šiek tiek užkrečiama. On average, vidutiniškai tyrimas tai rodo, bet tai tikrai negalioja visom situacijom ir turbūt tai yra ir apie poreikius. Kalbant apie klausimus, tai dar viena klausytoja mūsų podcast'o rėmėja Ingrida rašo tokį klausimą. Net nustebau pažiūrėjus, kiek daug yra patarlių posakių apie tinginystę ir visos jos su tokiu neigiamu prieskoniu. Kiek tapatų poilsis ir tinginystė? Ar nėra taip, kad visuomenėje visada yra labiau vertinamas darbštumas, produktyvumas, buvimas nuolat užsiėmusiu, o poilsis iškart vadinamas tinginystė ir jau tada automatiškai klijuojama neigiama etiketė? Tai Ingridai sakyčiau, kad iš tiesų jos įžvalgos tikslios, taiklios, išskyrus, jeigu paimsime tą anksčiau mano minėto etnografinio tyrimo duomenis, tai rodoma, kad šiuolaikinės jau patarlės šiek tiek keičiasi į kitą pusę, bet šiaip tai jo. Ir plius minus, man atrodo, mes visą epizodą išlaikėme tą liniją
to tokio, ką visuomenė ir kultūra kalba apie tinginystę ir to, ką masto kiekvienas atskirai. Ir tikrai gali matyti, kad visuomeniai būdinga tikrai skatinti darbą, darbštumą, kas pats savaime nėra blogas dalykas, nes darbštumas, pastangų dėjimas, mes žinom, kad jis tiesiogiai koreliuoja ir su sėkme patirta. Tai tie žmonės, kurie įdeda pastangų, tai jie dažnai ir pasiekia geresnių rezultatų. Čia turbūt problematiškumas yra tame, kaip išlaikyti sveiką santykį tarp darbštumo skatinimo ir tokio vertinimo ir pagarbos tam pasyvumui, nieko neveikimui ir poilsiui. Ir šitą sveikesnį santykį turbūt būtų sunkiau atrasti negu tą tokį vienpusį, kad darbštumas, pastangos, darbas yra labai gerai ir pageidautina, o poilsis, pasyvumas yra mažiau pageidautina. Apskritai aš tai taip sakyčiau, kad poilsis jisai turi teigiamą konotaciją, bet kartai žmonės linkę poilsį vadinti tinginystę, kas tada įgauna visiškai neigiamą prasme. Jo, tai čia tikrai svarbus momentas, iš kokio požiūrio kampo mes prieiname prie tinginystės. Man tai dar fainas momentas, pasidalinsiu. Čia taip sutapo, šiuo metu skaitau knygelę, nepabaigiau dar, bet keliais dalykais pasidalinsiu su šio epizodo tema. Knygelė tokio autoriaus filosofo Johno Grėjaus, ne to Johno Grėjaus, kuris parašė literatūrinį šedevrą, kur vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, tai tikrai ne tas genialusis Johnas Grėjus, bet kitas Johnas Grėjus, kuris parašė knygą Feline Philosophy. Feline tai, žodžiu, esmė šitos knygos į lietuvių kalbą nėra išversta, tai apie kačių filosofiją. Šitas žmogus nusprendė parašyti filosofinę knygą, kaip jis apmasto žmogaus būti per katės akimis kažkuria prasme, arba gal net labiau katės būti filosofiniu būdu. Tai yra kokia, nežinau, kačių etika, kokia kačių moralė ir panašiai. Na, toks kaip veidrodį katino gyvenimą pasistatęs, bando apmastyti tiek žmogų, tiek katę. Ir tokių labai įdomių išvadų ir atradimų prieina svarstydamas apie katės gyvenimą. Tai yra tai, kad netgi sako, kad žmonės, kurie nemėgsta kačių, neretai iš tiesų turi pavydą katėms, kad jos geba taip neužsimesti jokių reikalų, rūpesčių ir tikslų savo gyvenimui, kad katė gali ryte atsikelti, pasiražyti, nueiti ten, kur saulė ir tiesiog atsukti savo snukutį į saulę, užsimerkti ir mėgautis tą šilumą. Kiek žmonių geba organiškai, natūraliai tą padaryti ir kas su mumis dažniausiai vyksta pirmomis minutėmis ryte, be to, kad bėgame į tuliką. Tai būna ekranai, kažkas jų ten mintys apie reikalus ir panašiai. Ir jis, svarstydamas apie tai, mato tokią didžiulę skirtį tarp katės būvio ir žmogaus būvio. Tai yra, kad katėms nereikia saviugdos seminarų, katėms nereikia filosofijos, katėms nereikia psichoterapijos, kad jos galėtų natūraliai, organiškai mėgautis gyvenimu, mėgautis buvimu, mėgautis ir tingėjimu, kas net sakoma, katino dienos, apie atostogas girdėdavau vaikystėje tokį pasakymą. Tai yra, jos sugeba tiesiog natūraliai būti, tokiam, sakykime, pozityviam santykėje su gyvenimu, pozityviam santykėje su aplinka, priešingai negu žmogus, kuris visuomet turi kažkokį tai įsivaizdavimą, paveikslą savęs, kurį ten nuolat reikia išpuošti, dailinti, save ten visaip kaip pritempti prie to paveikslo, nerimastingai vaikytis kažkokios laimės, kuris sudėta į tą paveikslą, kuris laukia ten kažkur ateityje, vis daug plušti, stengtis, nes ateityje tikrai bus geriau. Jau su nauju paaukštinimu bus geriau, jau su tais naujais keliais šimtais eurų prie algos jau tikrai bus geriau. Arba ten su, nežinau, dar vienais metais brandos išminties ir perskaitata knyga tikrai jau bus geriau. Ir taip vis vaikomės iki pat gyvenimo pabaigos. Tuo tarpu katė yra gyvūnas, kuris visiškai čia ir dabar gali net to nesiekti ir ramiai mėgautis kasdienybės akimirką, remiantis, pasikliaujant, pasitikint, kas nėra paprasta ir neretai terapijoje sunkiai einame su kiekvienu žmogumi iki tokio pasitikėjimo, pasikliovimo savo prigimtimi.
Tai yra tai, ką mano organizmas siunčia kaip natūralų signalą, kad, pavyzdžiui, dabar norisi pailsėti, dabar norisi patingėti, o dabar gal kažko imtis, arba dabar gal man, nežinau, čia kažkoks nėra tinkamas darbas. Visi tie dalykai, apie kuriuos šiandien kalbėjome, kad žmogui sudėtinga pralaužti tuos įsitikinimus ir kažkaip tikėti, pasitikėti ir jausti tą natūralią prigimtį, ką katės gali labai ramiai ir natūraliai tuo impulsu vadovaudamėsi ramiai gyventi. Tai man toks su tikrai dideliu malonumu skaitau ir toks kaip veidrodis, kuris parodo savitą ir žmogaus paveikslą, pasilyginame tokiam su kačių gyvenimu, kas yra taip įdomu. Skamba kaip labai keistas kūrinys ir ką jam neaišku, kad katės taip gali daryti tik dėl to, kad jam mokesčių nereikia mokėti. Ką tėvai, jeigu tau mokesčius reiktų mokėti, kaip man, kaip Gediminui, kas žinai, ar taip ramiai gulėtų. O kodėl mes susikūrėm, kad reikėtų mokesčius mokėti, klausimas? Irgi apie žmogaus prigimtį. Visada galima pabandyti, nemokėti ir pažiūrėti, kas bus. Tai nieks nors pauk draudžia turbūt pagal statymą reiktų. Ne, tai norėt daug ką galima. Jo. Tai aš čia taip pusiau aišku juokaujant, tai gal jau visai į pabaigą einant, Gediminas kates paminėjo, šunis paminėsiu. Man iškilo filmas, vienas mėgstamiausių mano filmų su jaunu Alu Pacino, Dog Day Afternoon, šuniška popietė. Ir ten yra filmas apie tokį labai keistą banko apiplėšimą ir kaip tas banko apiplėšimas virsta, iš tikrųjų tokia šuniška popietė. Tai kaip mes įsivaizduojam šunišką popietę, tokia tingę, nuobodžią. Ir kaip būnant įkaitu banko apiplėšime, tu gali sugebėti ir nuobodžiauti, ir tingėti, ir kažkaip stumti laiką. Ir, man tai ten iš tikrųjų geniali komedija, labai gili, sakyčiau, komedija ir labai net anksčiau laiko ir pralenkusi laiką atkreipusi dėmesį į tam tikrus irgi visuomeniai ir žmogaus teisėm aktualius klausimus, tai aš nespoilinsiu gal apie ką, nes ten biški ir kaip plotvistas gali iškilti, tai fainas labai filmas, rekomenduoju pažiūrėti ir šiaip palinkėsiu šuniškų popiečių, kad jos vyktų, bet ne banko apiplėšime kažkur kitur jūsų gyvenime, bet kad tokių šuniškų popiečių būtų, nes jos tikrai gali būti malonios. Išlaikydamas įtampą, kolega, aš palinkėsiu katiniškų dienų ir gebėjimo pasimėgauti tą saulę. Tai ačiū, kad klausėt. Kaip matote, epizodas trumpesnis, nes tiesiog kaip priklauso, tai tingėjom ruoštis, kad būtų ilgesnis. Ir tikimės, kad kažką apie tą tinginystę įdomaus sužinojot ir keliaukite tingėti. O jeigu netingit mus paremti, tai paremkit ir iki kitų susigirdėjimų. Iki kitų.